Ingrida, teisininkė, nusprendusi vadovautis savo širdies balsu ir tapti kelionių organizatorė bei gide. Ši rizika atsipirko su kaupu. Klaipėdoje ji įkūrė kelionių organizavimo įmonę Ingrida Tours. Čia ji pasirūpina, kad jos keliautojai ne tik aplankytų pačius išskirtiniausius pasaulio kampelius, pajustų jų dvasią, bet ir parsivežtų nepamirštamas akimirkas. Kodėl teisininkė nusprendė keisti savo gyvenimo kryptį ir pradėti organizuoti keliones? Širdies balsas, sielos balsas buvo tas, kad norisi naujų patirčių ir kitų patirčių, kurios yra susijusios su kelionė. Ir taip nusprendžiau. Ir tas kelionės organizatoriaus kelias, jisai po trupučiuką, aš iš pat pradžių net neplanavau. Prasidėjo nuo to, kad aš tiesiog gidavau Klaipėdai, vesdavau ekskursijas. Pradėjau skambinti kolektyvai ir sakyti, mes labai norim į Biržus. Aš niekada nebuvusi Biržuose. Aš sakau, gerai, palydėsiu. Tai ką aš darydavau? Sėsdavau į automobilį, nuvažiuodavau į Biržus, apvažiuodavau visas vietas, susirinkdavau medžiagą bibliotekoje. Ir taip, po trupučiuką tie kolektyvai jau išvažiavo, jisai grįžta, kitais metais vėl skambina. Dažniausiai kolektyvai važiuoja 2 kartus per metus, rudenį ir pavasarį. Ir jeigu jis rudenį važiavo, jis man pavasarį vėl skambina. Ir va taip tas kelias sėjo po trupučiuką link to, kad jau organizuoti vienos dienos kelionės po Lietuvą, Latviją, tas tokias artimas. Ir kaip jums sekėsi organizuoti pirmąją ekskursiją? Pati pirmoji ekskursija tai buvo labai įdomiai. Aš lydėdavau grupės, Dianai, jinai organizuodavo keliones po Lietuvą. Ir aišku, aš turėdavau kolektyvus, apie kuriuos aš sakiau. Ir jinai sako, kodėl tu pati neorganizuoji tų kelionių? Nesakau, aš nenoriu būti tavo konkurentė, tavo grupės lydžiai. Sako, aš niekada nedarysiu tokių kelionių, kaip tu ką darai. Ten su degustacijom, su edukacijom, nes tai užima labai daug laiko, nes daug yra pakeitimų. Ir aš sakau, aš nekursiu tų kelionių. Jinai sako, ne, tu bandyk. Ir va, pirmoji kelionė mano buvo į Kėdainius. Deja, į Kėdainius nesusirinko žmonių, bet antroji kelionė buvo į Latviją ir tada buvo pilnas autobusas, 50 žmonių. Mes tada važiavome į Duobelės pilį, važiavome į Jonpaus pilį ir grįžom su daina. Labai greitai kelionių pradėjo daugėti, o kryptys išsiplėtė. Turbūt pirmoji tai buvo Indija, dabar pagrindinė tai yra Uzbekistanas, ką aš labai visada visiems rekomenduoju. Tai jeigu kalbėti dar apie šalis, tai Armėnija, Gruzija, Sakartvelas kitaip tariant, Kirgizija, iš Maroko neseniai grįžau irgi su grupe, o dabar važiuosim į Vietnamą. Ingrida, aš neslėpsiu, sėdint šalia jūsų, norisi aplankyti įvairiausias užsienio šalis. Nebejoju, kad šios vaišės, kurias jūs mus vaišinate, yra iš jūsų aplankytų šalių. Tai iš kokių šalių jos yra? Čia yra halva iš Uzbekistano. Tai mano labai mėgstama, taip pat labai mėgsta mama šitą halvą. Ir jinai visiškai yra kitokia nuo mūsų įprastų ir žinomų halvų. Jinai parduodama yra dėžutėse. Čia taip pat yra naujiena, kuri Uzbekistane atsiradusi, tai yra saulėje džiovintos braškės. Mes jau pusę suvalgėm. Čia visiškai šviežiai parvežta iš Maroko. Aš grįžau penktadienį, čia yra vaišės iš Maroko. Čia yra Japonija, važiavau irgi apžiūrėti naujo maršruto, nes kitiems metams kviesim keliautojus važiuoti į Japoniją. Gal aš prisijungsiu, žinokit, mano didžiausia svajonė yra Japonija. Mielai lauksim jūsų. Čia taip pat yra Uzbekistanas, bet tokių panašių yra ir Kirgizijoje. Čia yra persikų kauliukų sėklos. Jas reikia išimti. Darysit? Atidariau. Tai paragaukit. Ir tai yra tik vienam regione, Bukharos regione tai būna. Kitur, pavyzdžiui, jeigu jūs kada nuvažiuosite į Uzbekistaną, tai nei Samarkandė, nei Taškente, nei kažkur kitur jūs niekur nerasite. Čia tik yra Bukhara. Esate jau atradus visus perliukus, ar ne? Gal dar ne visus, bet iš tikrųjų labai ieškau, bet tai, kas tokias skanaus, įdomaus, tai apvažiuota tikrai daug yra. Tai kokios yra jūsų kelionės? Nes, keliauti vienam yra vienokio tipo kelionės, o, kaip suprantu, jūs labiau orientuojatės į grupinės kelionės. Pirmiausia, tai prieš organizuodama kelionę nuvažiuoju aš pati. Visur pravažiuoju, visur praeinu, apžiūrima viskas yra tiesiog, tai yra susitinkama ten, kur važiuos turistai.
ten, kur jie valgys, kur jie miegos. Pati išgyvenat visą patirtį, kurią praeis jūsų klientas. Dar daugiau žinokite išgyveni, nes vis tiek yra atranka, reikia atsirinkti. Jeigu kalbėti apie lėktuvų keliones, tai lėktuvų keliones pas mus yra labai mažos grupės, maksimaliai 16 žmonių, o į kai kurias keliones aplamai yra tik 10 arba 12 žmonių renkama. Pavyzdžiui, Kirgizija, kadangi Kirgizija tai yra dangiškų kalnų šalis, tai mes ten jau su dideliu autobusu niekur neprivažiuosi, tai mes jau tada renkam tik 10 arba maksimaliai 12 žmonių. Uzbekistanas, Armėnija, tai tikrai nėra tos populiariosios kryptis Lietuvoje. Jūs labai stipriai akcentuojate, jog tai yra tikrai nuostabios kryptis. Kodėl? Uzbekistanas tai yra mano širdies šalis. Pirmiausia, tai aš važiavau todėl, kad man norėjusi ją nuvažiuoti ir be abejo turistams parodyti. Kas man ten patinka? Man patinka ten ornamentai, man patinka tos mečetės, į kurias tu įeini ir visas tas didybė tų pastatų ir aplamai, pavyzdžiui, Chiva, kur yra senamiestis, tai yra miestas mieste. Gali dieną vaikščioti, gali vakare vaikščioti. Antras, tai yra nuoširdų žmonės. Tai yra tokio nuoširdumo žmonės. Ir tai plus, kad tai dar yra, kaip pasakyti, mažai lankytina šalis, neišlepinta turistų šalis. Mes žinome daug šalių, kurios yra tikrai labai populiarios ir kurios yra įdomios. Bet jau ten, kaip sakoma, jau nebėra tos ugnelės žmonėse. Taip, jie ten tau duoda tą visą paslaugą, suteikia, bet taip iš širdies, bet Uzbekistane taip. Jeigu mūsų žiūrovai dabar žiūri ir galvoja, noriu nuvykti kažkur, kur dar esu nebuvęs, tai kokia būtų ta viena kryptis, kurią jūs rekomenduotumėte rinktis? Uzbekistanas. Tai tikrai kviečiu pamatyti šitą šalį, atrasti šitą šalį. Beje, reikėtų paminėti, kad Uzbekistanas prieš kelis metus buvo pripažintas pasauliniam lygmenį kaip antra pagal saugumą šalis, kurioje galima keliauti.